Mhm. Jungiasi, matau žmonės, sveiki visi. Gal truputį keletą minučių, porą minučių luktelėm, nes matau, kad skaičiukai kyla, mes žmonės įleidinėjom, tai po truputį renkamės ir po poros minučių pradėsim. Sveiki, Kristina. Kaip gražiai tas skaičiukas mūsų kapsi, tai žinau, kad turi mūsų būti truputį daugiau, tai šiek tiek luktelėm. Sveiki, Raimonda, Laura, sveiki, Ieva, mūsų komanda prisijungia. Tai kviesiu prisijungiančius aktyviai dalyvauti nuo pat pradžių, užduokit klausimus lygiai taip pat drąsiai, kaip sveikinatės. Tai drąsiai rašykit kažkokius klausimus eigoj. Tikrai komanda yra, matau, Ieva yra, turėtų būti dar ir kolegė Kornelija, tai jos tikrai paprašysiu merginų ir į čatą atsakyti, jeigu bus kažkokių techninių klausimų. Tai pasistengit sudalyvauti ir pabaigoj bandysim atsakyti į visus jums kylančius klausimus. Tai tikimės tilpti laike, gal truputį ir užtruksim šiek tiek ilgiau negu žadėjom, ne 45 minutės, bet norim jums labai daug šiandien papasakoti ir pristatyti mūsų mokymus. Tai turbūt gal bandau ir pradėti, kas eigoje prisijungs, svarbiausia išgirsit mūsų lektorius, tai jie truputį po keletos minučių pakalbės, tai jau gal busit visi susijungę, aš bandau trumpai papasakoti, kas mes esam ir kodėl mes čia šiandien susirinkom. Tai labai malonu matyti jūsų tokį gausų būrį, turbūt toks vienas didesnių mūsų prisijungimų šiandien yra šis webinaras skirtas būtent pristatyti gabų mokymų kryptis ir finansavimo galimybės. Tai aš neprisistačiau, nuo to turbūt reikėtų pradėti. Tai aš esu Viktorija Bujauskė, gabų mokymų projektų vadovė ir viena iš programų autorių, todėl šiandien tikrai sudalyvausiu ir stengsiuosi papasakoti jums viską apie mūsų programas ir pakviesti lektorius pasisakyti apie jas. Tai šiandien mūsų tikslas yra būtent susipažinti su mokymų programom, kurioms visai greitų metų turėsit galimybę gauti finansavimą valstybės. Kalbėsim su lektoriais, prisijungė visų tik tai nedirbtinio intelekto lektorius, negalėjo šiandien sudalyvauti, tai aš perduosiu jo žinutę jums. O visi kiti mūsų lektoriai yra bent vienas iš programą atstovaujantis lektorius, todėl jie patys geriausiai papasakos, ką jūs išsinešit iš tų programų ir ko tenai yra mokama. Tai visų pirma, noriu pradėti nuo to, kodėl apskritai šiandien yra tikrai tinkamas metas pasikalbėti apie tai, ką siūlo gabų mokymai. Tai pradžiai leisiu savo labai trumpai papasakoti apie tai, kas mes esam ir ko mes kvėpuojam. Tai gabų mokymai jau 4 metus skaičiuojantys mokymų teikėjai, įgyvendinam mokymus, įvairius socialinius projektus, organizuojam edukuojančius renginius, turim 8 mokymų programas, jau startavo ir mokymus baigė 19 mokymų grupių ir turim daugiau nei 600 mokymų absolventų per visas grupės. Visai neseniai vakar startavo dar viena mokymų grupė, kurioje mokymus pradėjo 25 būsimi elektroninės prekybos specialistai. Tai tikimės, kad greitų metų galėsim ir jūs sveikinti mūsų mokymuose. Tai šiandien norim daugiausiai dėmesio skirti būtent programoms, kurios yra finansuojamos Kursuok platformai, su kuria turbūt teko visiems susipažinti. Tai kiekviena mūsų programa yra parengta kruopščiai dirbant prie jos, tai yra originaliai sukurta metodika, kuri kuriama vadovaujantis suaugusių mokymosi principais, įtraukiančio mokymosi modeliais, mokymosi per praktiką, teoriją. Labai daug dėmesio skiriame būtent praktikai, teorijos mokymuose yra tik tiek, kiek reikia, kad gautumėt pagrindinės bazinės žinias, o visi mokymai yra praktinis mokymasis, nes programuose stengiamės visuomet išlaikyti 70% praktinio mokymosi dalį. Tai dauguma mokymų, būtent didžioji dalis mokymų ir sudaro praktinės užduotys. Tai pagrindinės gabų mokymų kryptys, tai yra elektroninė prekyba, apie kurią ir minėjau, kad kaip tik vakar startavo dar viena mokymų grupė, emocinis intelektas, dirbtinis intelektas, žinoma, kuris yra labai aktualus šiandienos rinkoje, Google ir Meta reklamos bei verslumas,
kur matau dabar ekrane arčiausiai Dominyką, tikrai tikiu, kad įtraukia jums papasakos apie mūsų verslumo programą, nes būtent verslumo programa yra pati populiariausia gabų programa, išleidom daugiausiai studentų šioje programoje, turėjom net 7 mokymų grupės praeitais metais, tai tikrai turim didelį pasitenkinimą iš studentų, kad mokymai buvo tikrai be galo įdomus, net ne tam, kuris jau turi ar kuria savo kažkokį verslą, bet kiekvienam žmogui, nes mokome tik to, kas šiandien svarbiausia kiekvienam žmogui tiek darbe, tiek asmeniniam gyvenime, kaip tarkim emocinis intelektas, ar ne tikrai yra be galo svarbus soft skills, nežinau kaip lietuviškai pasakyti, minkštasis įgūdis, va, prisiminiau žodį. Taip, tai kodėl pasirinkom dirbti būtent šitose srityse, nes tai yra sritys, kurios šiandien formuoja tiek darbo rinką, tiek žmogaus kasdienybę ir asmenybę, jos apjungia technologijas, emocijas ir finansinį mąstymą, juose gebėjimai duoda greitą rezultatą, tiek profesiniai, tiek asmeniniai, išsinešat tikrai įrankius, kurie jums padeda tiek jūsų versle, jūsų darbe, jūsų asmenybei. Ir tai sritys, kuriuose žmonės labiausiai trūksta įgūdžių, o paklausa nuolatos auga. Kaip pavyzdžiui, ne dirbtinis intelektas arba Google Meta reklamos, tai tikrai tai yra augančios rinkos. Ir svarbiausia, kad visos mūsų programos atliepia tikrus žmonių poreikius, nes visos kuriamos tik atlikus tyrimus, įsivertinus būtent rinką, kokie yra poreikiai. Taip, tai apie tą kursuoką, ne, kaip ir minėjau, kad būtent kalbame šiandien apie programas, kurioms galėsit gauti finansavimą kursuok.lt svetainėje. Tai noriu trumpai papasakoti, kas čia vyko šiuos metus, nes kursuok finansavimas beveik metus nuo praeitų metų vasario mėnesio buvo sustabdytas, ar ne, įvyko daug visokių viešų ir neviešų ar ne skandalų, tai tikrai per tą laiką buvo vykdomi išsamus patikrinimai, buvo audituojama, buvo ir STT peržiūrima visa sistema ir įvyko visos sistemos pertvarka. Tai mes šiandien tikrai drąsiai galim apie tai kalbėti, nes buvom ne tik tie, kurie stebėjo pokyčius iš šono, bet ir aktyviai dalyvavome juose. Aš pati dalyvavau Švietimo ir mokslo ministerijos sukurtoje darbo grupėje, buvau gabų mokymų atstovė būtent toje grupėje ir tikrai mačiau visas diskusijas ir aštres ir tikrai labai racionales. Ir teikiam mes taip pat siūlymus būtent kaip gerinti mokymų kokybės užtikrinimą, kaip atnaujinti finansavimo modelį, kurį taip pat pristatysiu, koks yra pasikeitimas ir kaip užtikrinti sistemos skaidrumą, bei kaip tobulinti mokymus ir rezultatų matavimą, nes taip pat turim šiokių tokių pokyčių. Tai svarbiausi pokyčiai, kuriuos noriu paminėti, nes jų tikrai mums kaip mokymų teikėjams yra be galo daug, bet tokius svarbiausius, kurie liečia besimokančius, tai noriu pristatyti. Tai nebelieka momentinio registracijos modelio ir principo, kas pirmesnis, kur buvo ar nesvarbus ten pirmadienio 8 valandos rytas, tai to nebelieka ir viskas bus dėliojama visai kitaip. Programą ir sistemą turėtų nebeužlūžti, nes nebereikės jungtis vienu metu gausiam kiekiu žmonių ir bandyti gauti tą savo vietą būtent šiuo principu. Bus sudaroma konkursinė eilė, taip pat apie ją daugiau truputį papasakosiu sekančioje skaidriai, vadovausimės prioritetais. Ir tik po konkursinės eilės sudarimo sužinosite, ar gausite valstybės finansavimą. Ir patobulinus platformą, registruotis į mokymus, pretenduoti į valstybės finansavimą bus galima ilgesnį laiką. Registracijos greitis tam įtakos neturės, kaip ir minėjau. Tai čia yra tokie svarbiausi ir esminiai pokyčiai jums. Tai apie reikalavimus truputį norint gauti finansavimą, tai bendrieji reikalavimai išlieka tie patys. Niekas nesikeitė, privalote būti nuo 18 iki 65 metų amžiaus, būti užimtas asmuo ir turėti įgytą profesinę arba aukštojo mokslo kvalifikaciją. Tai čia svarbu pabrėžti, kad vidurinio išsilavinimo kaip ir seniau, taip ir dabar neužtenka. Jūs prisijungę į kursuok sistemą galite šone matyti, kad ten rašo, kad vidurinis, tai mes reikalaujam, kad jūs turėtumėte bent vidurinį, bet norint gauti finansavimą, jūs privalo turėti profesinę arba aukštesnę kvalifikaciją. Tai tik vidurinio nėra gana, tai privalo turėti kažkokį truputį aukštesnį išsilavinimą. Tai tik šiuos kriterijus atitinkantys asmenys galės pasinaudoti valstybės skiriamų finansavimų
iki 500 eurų kartą per 5 metus. Tai jeigu, tarkim, jau jūs mokėtės pas mus ar ne, nes kaip ir minėjau, turėjom nemažai studentų, tai jūs šiame etape, kuris startuos visai netrukus, dabar sudalyvauti negalėsit ir pasinaudoti valstybės finansavimu, tačiau po 5 metų dar kartą galėsite naudoti, nes projektas yra testinis. Tai tikrai stebėkite tą informaciją ir pasinaudokit dar kartą. Taip, tai apie tą prioritetų eilę, kuri yra didžiausia naujovė Kursuok, tai būtent dėl didelio susidomėjimo platforma bus sudaroma prioritetų konkursinė eilė. Tai ką tai reiškia? Kadangi valstybės biudžetas skirtas šiam finansavimui nėra begalinis, tai dabar šiuo metu bus apie beveik 4 milijonai eurų, 3,9 milijonų. Ir tai paskaičiavus ar neišdalinus 500 eurų, tai galėtų apie 8 tūkstančiai asmenų ar nepakliūti, o susidomėjimas dabar sistemoje yra užsiregistravusi apie 20 tūkstančių asmenų, kurie laukia savo galimybės arba jie jau pasinaudojo. Tai tiesiog yra taip tam sudaryta konkursas, kurį visi turės praeiti ir yra prioritetai. Tai prioritetai yra dėliojami taip, kaip ir matot mano skaidrėje, tai eilė yra pateikta mažėjimo tvarka. Tai aukščiausias prioritetas yra skiriamas asmenims su negale. Tada antro svarbumo prioritetas yra gyvenantys mažesnėse vietovėse, tiesiog kaimiškose vietovėse ar mažesniuose miestuose, kurie yra įgyję kažkokį išsilavinimą ar kvalifikaciją daugiau nei prieš 10 metų ir turi žemesnį kvalifikaciją arba išsilavinimą. Tai tarkim, jeigu turit doktorantūrą aukštai, tai jūs truputį nukrenta toj prioritetų eilėje ir prioritetas taip pat skiriamas vyresnio amžiaus asmenims. Tai kaip ir minėjau, iki 65 metų tai yra teikiamas prioritetas vyresniems asmenims. Tai neišsigąskit viso šito konkurso ir panašiai, nes tikrai tas įsitraukimas ir statistika, kas registruojasi į Kursuok, yra tikrai ne pagal prioritetus, ar ne, nes vis tiek yra susidomėjimas iš pačių aktyviausių, ar ne, žmonių, kurie tikrai daug investuoja į savo mokymąsi. Tai kviečiu visus, nesvarbu, kad jūs nematote eilutės, į kurią galėtumėte tikti, jūs svarbiausia turite atitikti šiuos reikalavimus ir šiuos reikalavimus atitikti ir tuomet galite stoti į tą konkursinę eilę, ar ne, tai pasakykime, dalyvauti konkurse. Tai apie finansavimą būtų turbūt tiek, tai tikrai drąsiai klauskit ir noriu dar paminėti svarbiausias datas. Tai yra būtent registracija į mokymus prasideda lapkričio 27 dieną ir vyks iki gruodžio 7 dienos. Konkursinė eilė bus sudaroma gruodžio 11-12 dieną. Ką tai reiškia? Tai kaip ir minėjau, jūs registruojatės, visi registruojasi tas 2 savaitės ir po jų yra viskas sudėliojama į tą konkursinę eilę. Ir 12 dieną paskelbiama, kas gavo tą finansavimą. Jūs prisijungia į savo sistemą, matysite, ar patenkate į tą grupę ir ar gaunate finansavimą ar ne. Tai jeigu gaunate, tai tiesiog tada pasirašot sutartį, nes sutartys dabar būsit įpareigoti pasirašyti per tam tikrą laiką. Mokymai prasidės sausio mėnesį, o jūs mokymų sutartį sudarysit iki gruodžio 19 dienos. Tai bus labai svarbu užsifiksuoti tą savo vietą, kad jūsų tas krepšelis niekur nenukeliautų ir negrįžtų į bendrą biudžetą. Tai jūs, jeigu pasirašot sutartis, jūs taip pat turėsit arba pasirašot sutartis, arba jeigu, tarkim, jūsų grupė yra nesusiformavus, jūs, tarkim, norėjot pas kitą mokymų teikėją, ar pas mus ir grupė nesusirinko, jūs galėsit migruoti tarp grupių, išsaugant savo krepšelį. Čia irgi yra tokia naujovė, nes seniau jūs, jeigu grupė nesusidarė, jūs prarandat savo krepšelį, dabar jūs jo nebeprarasit, galėsit vaikščioti tarp grupių ir pakeisti tą savo pasirinkimą per tą laiką iki 19 dienos, arba jūs tada migruosite per 16-22 gruodžio dienas ir tuomet iki gruodžio 22 dieną pasirašysit mokymų sutartis. Tai mokymai, kaip ir minėjau, visi gabų mokymai startuos sausio 7 dieną. Visos mokymų grupės, apie kurias šiandien daugiau papasakos lektoriai, ir mokymai visi baigsis kovo-balandžio mėnesiais, priklausomai nuo grupės trukmės. Tai turbūt aš tiek matau, kad užtrukau truputį ilgiau negu planavau, bet labai svarbus momentai, ką norėjau papasakoti. Tai dabar labai noriu pakviesti lektorius, matau tikrai klausimus krentančius į langelį atsakymų, į čato langelį. Aš tikrai pasistengsiu, kam atrašyti, kol lektoriai kalbės, o kam atsakysiu tada gale lektorių.
tikrai pakomentuosiu ir atsakysiu visus klausimus, nes tikrai kol kas matau, ką parašėt, turim atsakymus, tai kaip kur greitai atrašysiu, kaip kur atsakysiu žodžiu. Tai dabar noriu pakviesti mūsų pirmąją lektorę, kad pristatytų man asmeniškai pačią brangiausią emocinio intelekto programą, nes tikrai tiesiog pati labai ją žaviuosi ir džiaugiuosi. Tai Anė Žukaitė ir kviečiu ją papasakoti apie šiuos mokymus trumpai ir ką iš mokymų išsinešit išeidami. Viktorija, labai dėkoju už tikrai gerą startą, puikų pristatymą ir perleidimą estafetės. Tai trumpai prisistatau, esu psichologė, coacherė ir taip pat karjeros konsultantė. Tai ne veltui šią temą ir dėstau, nes tiesiogiai esu susijus irgi su verslo aplinka, nes kaip tik esu baigus verslo psichologiją, tai labai artima tema. Ir bendrai išskiriu, ką matot irgi skaidruolėje, svarbiausi akcentai, kas yra emocinis intelektas, apie ką mes mokinsimės ir iš ko jis susideda. Viktorija labai gražiai paminėjo, kad tai yra minkštasis įgūdis ir šiai dienai jisai daugiau jau virsta vienu svarbesniu, kuris tiesiogiai lemia rezultatus tiek asmeniniame augime, tiek įmonės organizacijos tiksluose ir rezultatų siekime. Tai kalbėsim apie šiuos komponentus pagrindinius mokymuose. Tai yra empatija. Empatija turbūt daugelis žinot, apie ką tai yra. Tai viena esminių irgi emocinio intelektų dalių. Pati savireguliacija, tai mūsų emocijų, jausmų, tai kaip mes jaučiamės ir kaip mes galim valdyti savo tam tikras emocijas, jausmus ir adaptuotis tam tikroje aplinkoje. Labai svarbiai ir tiesiogiai tada siejasi mūsų socialiniai įgūdžiai. Komandos veikime, delegavime, užduočių atlikime, bendradarbiavime, derybų etapuose ir panašiai. Ir vienas svarbiausių dalių tai yra savęs pažinimo, suvokimo dalis emociniam intelekte. Pažinstant save, jūs galite pažinti ir kitus. Tai irgi vienas svarbiausių dalių, kuri irgi prisideda bendrai, jos visos irgi kelia mūsų motyvaciją. Visi žinom, kas mus motyvuoja, nemotyvuoja, bet tam tikra prasme motyvacija yra tas varikliukas, kuris svarbus siekiant tam tikrų tikslų. Jeigu galima kitą skaidrę iš karto tiesiogiai, tada irgi kokia svarba būtent darbo rinkoje, tai yra ir įvardinau darbo aplinkoje emocinio intelekto. Tai gebėjimas tvarkyti su pokyčiais. O tų pokyčių, kaip irgi Viktorija irgi paminėjo, kiek vyksta ir dabar. Tai net ir tie pokyčiai, kaip jie bus priimti ir kursuok platformoje, tai vėl kiek nepanirti į kažkokias kraštutinės situacijas, chaosą, nerimą ir panašiai, tai kaip mes gebam jaustis ir valdyti, kontroliuoti tas emocijas ir pačius jausmus. Saviveiksmingumo jausmas, tai va čia va kiek nuo jūsų iš tikrųjų priklauso jūsų, kaip vadinu, vidus mūsų, o ne vidinėje mūsų savijauta atsispindi tiesiogiai ir išorėje. Tai kai tai suvokiam ir kai galim įprasminti, tada labai paprasta tvarkytis išoriai su tam tikrais dalykais. Tiesiogiai darbo aplinkoj konfliktų valdymas. Čia įeina ir bendradarbiavimas, derybų įgūdžiai ir panašiai. Vienas aktualesnių dalykų - streso įveika. Toliau biškį irgi paminėsiu ir tam tikrus skaičius, kiek svarbu. Pats pasitenkinimas darbu. Ir jau kaip ir minėjau, darbo rezultatų pagerėjimas. Tai emocinio intelekto svarba yra labai stipri ir galite pamatyti, kad jeigu pradedant nuo savęs pažinimo ir savęs auginimo, asmeniniai toj patirtį, jūs tiesiogiai tai persikeliate ir į darbo aplinką. Tai vėl ta kompetencija emocinio intelekto, jos svarba yra tiesioginė prasme labai svarbi. Ir jei galima, tada kitą skaidrę. Ir įskyriau tam tikrus dalykus, kodėl tai yra svarbu čia ir dabar, šiuo metu rinkoje. Tai ir mano kolegos ateinantis irgi paminės irgi
darbo rinkos pokyčius. Tai yra labai svarbu prisitaikyti prie šiandieninės rinkos situacijos. Tai greiti pokyčiai, ta pati skaitmenizacija, dirbtinis intelektas, hybridinis darbas, ko pasiekoje mes tikrai patiriam daug streso, įtampų, nerimo ir panašiai. Tai jau nebeužtenka techninių įgūdžių, mums jau svarbu tada kaip gebėti bendrauti, suprasti save, valdyti įtampą ir išlikti vis tiek efektyviem net ir šitam chaose. Tada top kompetencija, tai pagal pasaulio ekonomikos forumo irgi reitingus, tai yra viena svarbiausių ateities įgūdžių kompetencijų. Kitaip tariant, tai emocinis intelektas tampa pati svarbiausia kompetencija, nei analitiniai gebėjimai ar strateginis mąstymas, tai jau mes bendrai tai matom vienas pagrindinių kompetencijų ir priežastis labai elementari. Tai emocinis intelektas lemia, kaip mes dirbame, kaip bendradarbiaujame ir kaip sprendžiama tas problemas. Kodėl ypač tai irgi svarbu susijus su stresu, irgi suprasit ir tikrai gausit daug įrankių, kaip su tuo tvarkytis. Tai emocinio intelekto programa, Viktorija minėjo apie jos sukūrimą, tai tikrai labai svarbu, kad mes perteiksime tam tikrus įrankius. Tiesioginio to žodžio prasme, jūs galėsit įgauti įgūdžius, su kuriais čia ir dabar galėsit pradėti darbuotis. Faktas, kad emocinis intelektas gerina bendradarbiavimą ar pasitikėjimą, tai čia irgi dėl tų pačių priežasčių hibridinio darbo modelio, tos tendencijos, kokiu būdu mes komunikuojam, tai irgi prisideda prie šitų kompetencijų gerinimo. Faktas, kada jūs pažįstat save, jūs gebat labiau matyti ir kitus ir bendrai bendradarbiauti, siekti bendrų rezultatų, tai jau yra įrodyta, kad emocinio intelekto pagalba komandos pasiekia ir geresnių rezultatų. Todėl vienareikšmiškai irgi skatinu, kad emocinis intelektas padės rezultatų siekti per mažėjimą konfliktų, komunikacijos aiškumą, gebėsit aiškiai komunikuoti ir išreikšti tiek savo poreikius, tiek pamatyti kitų ir efektyviau eiti link tikslų. Tai čia tiek ir asmeniniam gyvenime, tiek ir darbinėje aplinkoje. Ir faktas, komandiniai rezultatai jie bus stabilesni ir tvaresni. Aktualu, kaip ir minėjau, dėl streso, įtampos ir nuotolinio darbo iššūkių. Ir čia irgi statistika yra tendencingai didėjanti, ta prasme, kad mes tikrai patiriam daugiau perdegimo sindromo ir žinot, kad jau perdegimo sindromas jau yra užfiksuotas ir sveikatos prevencijų priemonėse kaip viena populiaresnių jau savybių. Negaliu įvardinti, nėra liga, bet jau tam tikras sutrikimas. Tai Europoje jau kas antras žmogus patiria perdegimo simptomus, tai labai aktualu prevenciškai dirbti ir su šia sritimi, tai emocinis intelektas tiesiogiai ir prisideda. Tai irgi emocinis intelektas nėra tik tai rezultatam, bet ir prevencijai. Tai dėkoju, kad išklausėt, nenoriu užimti daug eterio, nežinau, tiek nesutalpinsim, bet kadangi turim mažą tą laiko tarpą, tai perduodu estafetę kolegai ir jeigu kils kažkokių klausimų ar ko, tai drąsiai tikrai galite rašyti komentarus, o jeigu ir susiradus ir asmeniškai užduoti kažkokius klausimus. Tai labai dėkoju už visų dėmesį. Labai ačiū, Ane. Aš buvau pasirašęs kiekvienam lektoriui po porą klausimų, tai Ane į abu jos atsakė kalbėdama, bet noriu vieno tokio, kilo mintis tokia, kadangi esu atsakinga ir už mokymų kokybę, tai tikrai buvo tokių, ką gavau iš buvusių studentų, tai tiesiog noriu, kad patikslintumėt, ar tai labiau mokymai ar terapija? Ar tai grupinė terapija ar mokymai? Tai iš ties, va čia apie ką ir kalbu, tai mokymai, kurie bus per jūsų filtrą. Jūs visą tai patirsit ir jūs jau, kaip ir minėjau, galėsit čia ir dabar tai panaudoti. Ir jūs tai patirsit per save, bet tada tai labai lengvai perkelsit ir į kolektyvą, ne savo, kas už kokias komandas atsakingi, ar turit didesnės, mažesnės komandas, ar net santykyje su darbdaviu, ar su savo pavaldiniais. Tai tiesiogiai jūs perleisit ir ką Viktorija ir pasakė, tai tam tikra mini terapija. Tik tai
grupėje, kur irgi turėsit galimybę visą tai ištestuoti mūsų toj grupėje iki, tarkim, 20 žmonių asmenų. Labai ačiū už atsakymą, turbūt atsakė tikrai, nes tikrai buvo tokių komentarų, kad tai kaip mini terapija, ar ne, kur dar susimokėjau už mokymus, bet gavau ir grupinę terapiją, tai tikrai mokymai yra apibūdinami kaip labai šilti, bet ir tuo pačiu labai praktiški, iš kurių išsineša įrankius ir konkretų žinojimą, tai tikrai Vatanė puikiai pristatė tai, kas tuose mokymuose bus, tai dar kartą ačiū. Ir noriu perleisti kaip Ranė kolegai žodį, tai kviečiu Gyti Pracių, kuris dirba su e-prekybos mokymais ir papasakoti apie e-pardavėjo konsultanto mokymus, tai jis trumpai pristatys apie Shopify programą ir ką iš jos išsinešit. Tai sveiki visi, mano vardas Gytis, kaip ir minėjo Viktorija. Tai šioje programoje mokysimės, kaip susikurti elektroninę parduotuvę. Tai nuo senų laikų jau daug kas, turbūt kas susidūrė, kas nesusidūrė, visi galvoja apie elektroninę parduotuvę ir nuo senų laikų toks mitas kabo, kad elektroninė parduotuvė, kad susikurti, reikia labai daug žinių. Tai reikia programuoti mokėti arba turėti draugų programuotojų, kurie galėtų suprogramuoti, galėtų padaryti dizainą ir įvairius techninius dalykus, kur dažnai žmonės net bijo pradėti galvoti, nes galvoja, kad viskas yra labai sudėtinga. Taigi, įrankiai šiuo metu labai stipriai ištobulėję yra ir gera žinia jums, kad programuoti jums patiems nereikia mokėti ir net nereikia žinoti, kas tas programavimas yra. Tai įrankiai tiek pažengia, kad galima pasirinkti tam tikrą įrankį, kaip pavyzdys Shopify'us, bet iš esmės išmokus su Shopify'um, jūs realiai galėsite imti ir kitą įrankį. Tai čia yra toks kaip pradžia įrankio išmokimas su juo dirbti su elektroninė parduotuvė, bet tas pačias žinias galima pritaikyti lygiai greičiai ir naudojant WordPress'ą, naudojant Wix'us ar bet kokį kitą įrankį, kur tie įrankiai vadinami no-code dabar yra, toks žargonas, jeigu girdėję, tai be programavimo žinių pasidaryti parduotuvę. Tai kitaip tariant, ta parduotuvė daroma tokiu būdu, kaip jeigu darit kažkas skaidrės, tai dėliojat kubikus, stumdot ant ekrano ir susidedat taip, kaip jums reikia. Aišku, yra tam tikri dalykai, kuriuos reikia jau lysti į patį įrankį ir susidėlioti. Tai tam tekstai, nuotraukos, susidėti nustatymus, kaip mes norim, kad tas puslapis veiktų. Tai vat yra tas pagrindinis parduotuvės kūrimas, kas ir skaidriai parašyta, ne? Tai praeisim nuo pradžios iki galo, iš ko parduotuvė susideda, kaip tą parduotuvę sukonstruoti, kaip tas puslapis, kitaip tariant, konstruojamas. Tai kas turi būti sudėta į puslapį, kaip turi atrodyti prekės, kaip sudėti kategorijas, kaip tas puslapis padaryti, kad būtų atraktyvus jūsų naudotojai. Ir tuo pačiu jau, kai susidėliosime visą puslapį, pasidarysim visą struktūrą, išmoksim naudotis įrankio, tuomet mes eisim prie papildomų funkcionalumų. Tai tie papildomi funkcionalumai yra tokie kaip puslapiai jau, kai mes pasidarom, tai nori, nenori, tas puslapis, kad įvyktų parduotuviai nupirkimas, reikia mokėjimų sistemų. Ir tų sistemų yra ne tik mokėjimų, yra ir pristatymų sistema, ir integracijos su kitom platformom. Tai jeigu kažkas nori prekiauti per tam pačiam Amazon, Etsy ar Facebook'e, tai irgi galima turėti vieną platformą kaip Shopify ir jau iš jos duomenys nukreipiami į kitas platformas. Tai iš tikrųjų čia išvardinta, kas yra šitoj skaidrėje, tai yra tik tais mažuma tų taip susumuota, bet realiai, kai mes pradėsim mokytis, jūs pamatysit, kad galima pagal savo norus prisitaikyti tą parduotuvę. Nebūtinai prekiauti kažkokiom prekiam, gali būti vadinamas tas dropshippingas, kad gauna tiekėjus iš Europos ar iš Kinijos, kurie prekes už jūs išsiunčia klientams, arba galima susiintegruoti su tam tikrom platformom, kad jūs, pavyzdžiui, norit kažkokias atvirutes spausdinti ar ant marškinėlių kažkokius užrašus spausdinti, tai jums patiems irgi fiziškai nereikia nieko daryti, bet už jūs jau ta platforma, su kuria susijungėte, padaro tuos žingsnius.
Tai kitaip tariant, reikia pasirinkti tą modulį, koks bus prekybos tas modulis. Tai irgi apie tai viską pakalbėsim. Taip pat pasižiūrėsim, kaip susikurti logotipą, kaip susikurti tekstus, kad jie būtų randami internete, tai tas SEO vadinamas, kad jūs galėtų Google greičiau surasti, tai aptarsime, kaip reikia daryti, kad geriau jūs rastų paieškos sistemos, pasižiūrėsim, kaip pasidaryti, kad mobiliuose telefonuose būtų geriau matomas jūsų kontentas, pasidarysim analizę, kaip daug geriau ruošti puslapį ar internetiniai platformai, tam webui, ta prasme, desktopiniai versijai ar mobiliai versijai. Galiu iš karto paslaptį išduoti, net ne tokia paslaptis, kas daugiau domitės, tai mobili versija yra šiuo metu, galit ir patys atkreipdėmėsi, kur daugiau naršot, ar per kompiuterį, tą desktopinę versiją, kitaip tariant, naršot, ar pačiam telefone. Tai greičiausiai dauguma iš čia bus, 90%, kad vis tiek visi daugiau yra įprotis, kad naršo telefonuose. Tai visada, kai irgi daromės parduotuvę, tai daugiau kreipiam dėmesio į mobilę versiją, kadangi jūsų naudotojas bus irgi ateis per mobilę versiją greičiausiai. Nebent labai specifinis kažkoks atvejis, kur yra skirtos prekės tiem žmonėms specifiškai, kurie naudoja daugiau desktopinės versijas. Galbūt kažkas buhalteriai, ten kažkokia specifinė sritis, kur tikrai darbo metu ieško kažkokių paslaugų ir ten po darbo jau nelabai kažką ir ieško. Tai visas šitas tendencijas praeisim ir taip pat galima pereiti į kitą skaidrę, kad matytų, nes daugiau irgi dar papasakosiu. Taip pat prasižiūrėsim, kaip reklamos kūrimos yra, kad iš esmės, jeigu taip irgi trumpai pasakėt, puslapį kaip ir mes ir pasidarytumėm, jeigu mes tą puslapį ir turim, tai dar nereiškia, kad pas jūs ateis klientai ir pirks tas prekes. Tai vienas dalykas yra turėti puslapį ir kitas dalykas yra, kad jūsų puslapis būtų matomas ir pasiekiamas. Tai tam, kad jis būtų matomas ir pasiekiamas, čia ir matot, yra tam tikri įrankiai, tam tikros strategijos, ką reikia padaryti, kad jūs pasiektų. Tai kaip ir matom, yra mokama ta reklama, tai Google, Facebook ar kažkokios kitos platformos, tai turim paruošti irgi savo svetainę, užsisakyti tą reklamą ir prisitraukti tuos naudotojus pas save. Kai jau mes tuos naudotojus prisitraukiam, mes faktas, kad turim stebėti, kaip mūsų tas naudotojų srautas veikia mūsų parduotuvė, kiek gaunam pirkimų po to pritraukimo, ar mums apsimoka, ar mums neapsimoka daryti šitas reklamas, kiek verta investuoti. Tai visa tai irgi yra po to daroma analizė, Google Analytics ir visi kiti įrankiai, kurie irgi yra pačiam ir Shopify. Taip apžvelgsime ir panalizuosime tuos įrankius, kokias išvadas galima pasidaryti, kaip geriau optimizuoti savo parduotuvę, kad būtų geresni juosius pardavimai. Ir savaime suprantame, tos parduotuvės testavimas, žiūrėjimas, kad nepaleisti kažkokių tai neparuoštų sprendimų, kurie vėliau galėtų jums kirsti per pardavimus. Tai iš esmės čia labai maža tokia santrauka, ką mes mokysimės, besimokant išmoksit žymiai daugiau negu čia parašyta, nes mes eisim per visus funkcionalumus. Ir po šių mokymų jūs tikrai galėsit kiekvienas pasidaryti savo parduotuvę ir sėkmingai ją pasileisti ir po to plėtoti savo pardavimus. Ar būtų pardavimai ar nepardavimai, gal kažkokie gali būti ir nemokami dalykai, tai čia kiekvienas jau susigalvos, ką jis nori, bet pagrindinė esmė jums yra iš šitų mokymų, kad susipažinti su įrankiais visais, kaip tie įrankiai naudojami, ir kad jie būtų jums nebaisus ir susidraugautumėt, bet kada galėtumėt juos panaudoti savo reikmėms. Tai ačiū labai, Gytė, tikrai išsamus pristatymas detaliai, ką mokymuose sužinos studentai. Tai aš tik tai gal norėčiau tokį irgi, nes vėlgi į mano pasiruoštus klausimus atsakėt, tai labai puikiai paruošėt, svarbiausius akcentus sudėliojot. Tai tik noriu paklausti, jeigu asmuo ateitų, kuris jau turi elektroninę parduotuvę ir jisai yra pasinaudojęs kitą platformą negu Shopify,
ar jisai turės ką šituose mokymuose išmokti? Labai geras klausimas. Iš tikrųjų, jeigu žmogus jau ateis mokytis, tai faktas, kad jis išmoks kažką naujo, tai tiesiog jam, sakyčiau, bus turbūt lengviau mokytis, jam nebus viskas nauja. Ir jeigu jis jau su kažkokia platforma yra kažką daręsis, dažnai būna iš tikrųjų ateina mokiniai mokytis, turi su kažkokia kita platforma padarytą parduotuvę, bet ne jie patys darė tą parduotuvę. Ir kažkas jiem palieka tą parduotuvę, jiems reikia patiems ten administruoti ir tada atsiranda įvairiausių problemų. Tai nežino, kaip ten tą padaryti, nes ne patys darė ir komplikacijų įvairiausių kyla. Tai bet kokiu atveju, jeigu ir turi padarytą parduotuvę, tai tuo labiau išmoks daug daugiau ir supras, kaip ta parduotuvė pas jį buvo padaryta ir kaip pasidaryti su Shopify'em. O jeigu pats darėsi parduotuvę, tai irgi labai gerai, nes jeigu darėsi su kitu įrankiu, tai išmoks su šitu nauju įrankiu Shopify'em ir galės pasilyginti, kuris įrankis jam patogesnis, su kuriuo įrankiu jam patogiau dirbti ir kurį geriau naudoti. Super, ačiū labai už atsakymą, tikrai atsakėt ir tikiu, kad bet kokią platformą valdantis žmogus ar ne visada gali kažkur dar pasitobulinti ir išmokti kažką naujo. Tai dar kartą labai ačiū Gyti ir keliaujam toliau prie mūsų verslumo programos ir kviečiu lektorių Dominiką pristatyti mums, kas mūsų laukia sėkmingo ateities verslininko programai. Labas vakaras. Mes su Viktorija sutarėm, kad kai ateis laikas perjungti skaidrę, aš kosėsiu. Tai kai kosėsiu, žinokit, kad aš nesergu, kad reikia skaidrę perjungti. Šiaip, painai, tas dalykas, ką išgirdau, kad šitie mokymai buvo populiariausi ir tuo pačiu, kai pats sėdėjau ir klausiau kitų lektorių pristatymų, pagalvojau, kiek mes daug įdomių tų programų turim. Tai tikiuosi, kad visi gausit naudingos informacijos čia. Aš pats dirbu su ta sėkmingo ateities verslininko programa ir kam jinai yra skirta, tai realiai tokie žmonės dažniausiai ir ateina. Tai yra vieni, kurie turi kažkokią verslo idėją ir nori ją įgyvendinti. Kiti yra, kurie jau yra pradėję savo verslą ar savo kažkokią veiklą, bet nori ją išplėsti. Ir dar kita dalis ateina tų, kurie nežino, ko nori, bet jie kažko nori. Ir čia irgi yra visai gera pradžia. Ir ką pastebėjau, kad visos šitos grupės šiek tiek išsiskiria. Nes tas visas verslo kūrimas, ką aš iš savo patirties pastebėjau ir iš darbo su žmonėm, kad daugiausia tų trikdžių ir bėdų yra ne rinkoje, ne kažkokiuose techniniuose dalykuose, o visų pirma tai galvoje, nes žmonės tiesiog stabdo labai stipriai baimę. Ir kai žmogui kyla kažkokia verslo idėja, visų pirma, kas ateina, tai ateina kažkoks didelis entuziazmas, įkvėpimas, toks net pasididžiavimas savim, kad aš pagaliau kažką įgyvendinsiu, kažkokią savo svajonę. Bet kai jau ateina tas laikas, kur tu tikrai turi pradėti daryti ir žengti kažkokius žingsnius, tada tos emocijos labai stipriai keičiasi ir atsiranda daug nerimo dėl ateities, atsiranda labai daug abejonių. Dar ypač jeigu labai daug kalbi su įvairiais žmonėm, gali sulaukti labai tokių neigiamų ir stabdančių reakcijų. Ir tas žmonės, kurie turi idėjas, visiškai, taip galima sakyti, subalamutina. Jie nebežino, ar daryti, ar nedaryti, kaip čia daryti, nuo ko pradėti. Tie, kas jau pradėjo savo veiklą, tai ką aš pastebėjau su jais, kas dažnai būna, kad tas pradinis entuziazmas, jisai būna šiek tiek nusileidęs žemyn, nes yra toks visiškas atsimušimas į realybę. Tu supranti, kad tu gali turėti nerealiai gerą idėją, bet labai daug kas versle priklauso. Vienas dalykas nuo to, kaip tu sugebėsi parduoti, nuo to, kokią tu komandą galėsi suburti, tada yra teisiniai dalykai, buhalteriniai dalykai. Ir visi tie dalykai irgi tą entuziazmą numuša ir žmogus, kuris pradėjęs yra tik tai veiklą, būna užsisuka tam tokiuose kasdienėse problemose ir visiškai pameta viziją, kuris jis galėtų su tuo verslu nueiti. O tie, kurie nežino, ko nori, bet kažko nori, dažniausiai jie tokiam sustingime, kad atrodo, aš kažko noriu, bet jie
net neįsivaizduoja, nuo ko pradėti. Nežino, kokį tą žingsnį žengti. Tai vat visos šitos 3 grupės, ką aš pastebėjau žmonių, jos labai stipriai susiduria su tokiais emociniais amerikietiškais kalneliais. Ir vienas iš geriausių būdų, ar ne, kaip išspręsti tuos visus emocinius kalnelius, tai yra susikūrimas aiškaus plano. Ir šitie mokymai, ką jie padarys, tai jie tikrai nepastatys už jūs verslo, bet ką jie duos, tai jums duos labai gerą bazinį supratimą, tokius pagrindus, pamatus verslui, nuo kuriuos jūs jau turėsit po jų. Labai mes turim daug praktinių užduočių mokymų metu. Tai netgi pas mane kiekvienoje paskaitoje turbūt yra po užduotį, kur mes dirbam ties jūsų verslo idėjom ir jūs jas gvildenat. Žiūrit, kaip konkurentus analizuotės, žiūrit, kaip galima komandą susiburti ir taip toliau, tuos visus žingsnius susistatot. Tai šitie mokymai, ką jums duos pagrindą, su kuriuo jūs jau galėsit pradėti ir tada visą kitą jūs galėsit žymiai greičiau ir lengviau prilipdyti. Tai šitą šiek tiek jau praėjom iš tikrųjų netgi skaidrė, man atrodo. Tai ką aš noriu pasakyti, kad ta verslo idėja, kurią jūs turite, tai jinai yra kaip sėkla. Yra labai labai daug gerų verslo idėjų ir labiausiai priklauso nuo to, kas iš jos išdygs, tai nuo to, kur ta sėkla bus pasėta. Ir tas apibūdinimas, kur jinai bus pasėta, tai čia turiu omeny kokiam žmoguje. Ar pasiruošusiam, ar nepasiruošusiam, kokius jisai tos bazinius pagrindus turi ir panašiai. Kartais dar irgi kyla toksai klausimas, ar verta į tokius mokymus eiti, jeigu aš nežinau, ar aš norėčiau verslą turėti. Tai mano akim, jeigu yra įdomi ta pati verslo tema, tai labai verta. Ir tuo pačiu, ką šitie mokymai duoda, tai dar tokius du papildomus dalykus. Net jeigu jūs ir dirbat kažkam, jūs šiek tiek geriau suvokėt, kaip masto verslininkas, kaip masto jūsų vadovas ir panašiai. Dėl to jūs geriau suprantat, kaip jūs galite pridėti savo darbe daugiau vertės ir iš savo vadovo ar iš savo įmonės gauti daugiau. Nes įmonėm, jeigu jūs atneša daug naudos, tikrai verta už tai daugiau sumokėti. Ir kitas dalykas, tai nors ir paskaitos vyksta online, bet galima tikrai neblogų pažinčių surasti. Aš visą laiką skatinu aktyvų dalyvavimą ir gali būti, kad sutiksit savo galbūt potencialų darbdavį, galbūt klientą patį pirmą, vien iš tos mokymų grupės, o gal kažkas tiesiog turės idėją, kuri jums tiks, arba kažkas bus susidūrę su problema, su kuria jūs susidurėt dabar ir bus jau įsprendęs ir ta istorija jūs galės įkvėpti. Tai va, tai tiek gal apie šitus mokymus, tai toks pagrindas, kad visą tą bazę, čia va irgi kaip parašyta nuo teisės, lyderystės, reklamos, verslo psichologijos, kokią verslo formą pasirinkti, konkurentų analizės, visą jūs tą praeisit ir galėsit jaustis žymiai tvirčiau prieš jau iš tikrųjų pradėdami tą verslą. Tai va tiek. Tai ačiū Dominikai, atsiprašau, kad skaidrę, galim dabar, kol kalbinsiu Dominiką, pagrįžti kokią ten skaidrę, kurios neparodžiau. Tai tikrai... Viskas gerai, aš tiesiog ją prakalbėjau, nepamatęs. Ok, aš neperjungiau, taip. Tai noriu užduoti vieną klausimą, nes Dominika, esi pas mus komandoje ir turbūt jau ne tik komandoje, tai ir studentų pagarsėjęs kaip mokytojas, kuris moko per istorijas ir realią patirtį ir tavo skaidrės visada ten pilnos gražiausių Hollywoodo aktorių ar ne, ir tavo pačią nuotraukų. Tai gal gali papasakot, apie turbūt atmosferą mokymuose dar nekalbėjom, kaip tau pačiam atrodo, kokia atmosfera vyrauja mūsų mokymuose? Bent ką aš pats stengiuosi perteikti ir esu iš tikrųjų ne vienuose mokymuose mūsų buvęs, kur klausęs ir kitų lektorių, tai ką pastebėjau, kad visi yra ganėtinai nuoširdus ir atviri. Ir man atrodo, vienas iš svarbiausių tų dalykų mokymų yra ne tik ta techninė informacija, kurią jūs išmoksit, ar kažkokios tos žinios konkrečios, bet
Aš pats labai nuoširdžiai dalinuosi savo nesėkmėm ir sėkmėm su visom istorijom, ką man teko praeit. Ir ką aš pastebėjau, kad labai dažnai tos istorijos, kai tu ateini į mokymus ir išgirsti, kad kažkas susidūrė su lygiai tokia pačia bėda, bet nuėjo ten, kur tu nori, duoda labai 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 daug. Tai vat, sakyčiau, nežinau, man atrodo, kad visų pirma, tie mokymai duoda įkvėpimo, motyvacijos ir emociškai šiek tiek pakelia į tą lygį, kur mes galim žengti konkrečius žingsnius. Tai ačiū labai, tai tikrai Dominykas ir būtent jisai turbūt ir toksai jau mūsų verslumo programos flagmanas, ar nepavadinkim, kuris tikrai garsėja mūsų tą programą autentiškumu ir tikrom istorijom. Tai dar kartą ačiū Dominikai už pristatymą ir kviečiu mūsų lektorių Valentiną papasakoti apie Google Ads ir Meta reklamų mokymus ir papasakoti, ką išmoksit šitoj programai. Prašau, Valentinai. Sveiki, ar girdžiuosi? Girdžiuosi, tikiuosi, jo. Tai labai smagu, kad tiek daug susirinko. Tikrai kolegų irgi visos programos labai šaunios. Pats pirmą kartą girdėjau jas, bet labai tikrai fainos ir tikrai pats norėčiau jas pasirinkti. Bet labiau, kiek išgirdau, tai visos labiau orientuotos į savo tobulėjimą, kažką kūrimą savo. O jeigu savęs nematot kaip verslininko, norėtumėt gal tiesiog pakeisti savo kaip ir specialybę, arba labiau tai samdomo darbuotojo orientuotis, bet nesakau būtinai, kad tik čia faktas verslininkas, kuris žino, kaip padaryti pardavimus, tai čia yra, manau, irgi vienas geriausių verslininkų. O jeigu kalbam apie tą kaip specialybę, tai šie reklamos įrankiai, jie yra orientuoti į pardavimus. O aš tikiu, kad jeigu nueisit pas bet kokį darbdavį ir pasakysit, kad aš jums atnešiu pardavimų arba padarysiu pardavimus, tai būsit pat vienas mylimiausių darbuotojų, nes kiekvienam verslui reikia pardavimų, kad jisai vyktų, važiuotų ir judėtų toliau ir augtų. O kalbant apie pačią reklamą ir šios įrankius, tai kaip ir pastebėjot gal patys, kad viską, ką pamatot internete, dažniausiai tai nueina iki pardavimo, ar tai pamatot socialiniuose tinkluose, ar paieškot Google reklamoje, vis tiek kartais važiuojate į fizinę parduotuvę to pasižiūrėti. Vis laiką kažkas prasideda internete ir baigėsi pirkimu, ar baigėsi internetiniai parduotuvė, ar jau fiziniai parduotuvė. Ir pagal visą statistiką yra padaryta, kad beveik 80% pirkimų ir sprendimų pirkti yra prasideda internete. Taip. Kuom yra gerai šitie Google Ads ir Meta reklamos mokymai, kad kuo gerai šitie įrankiai, kad mes su šiais įrankiais galime pasiekti vartotojus pagal jų interesus, kažkokius vietą, elgseną, gyvenimo įvykius ar net pirkimo ketinimus. Tai reiškia, mes pasieksim labai šiltus vartotojus pagal tai, ką mes reklamuosime. Taip pat didžiausias skaitmeninės reklamos privalumas yra, kad galime tiksliai išmatuoti, kiek kainuoja kiekvienas paspaudimas, užklausa ar pardavimas, įsivertinti, ar tai mums yra pelninga, ar verta mums dar daugiau investuoti pinigų į tai ir panašiai. Gal dar tokie keli pastebėjimai iš mano pačio patirties, tai kad iš savo profesinės patirties pastebiu, kad kiekvienais metais įmonių investicijos į reklamą Google ir socialiniuose tinkluose smarkiai auga. Kai kurių klientų ten 10%, o kai kurių pastebiu, kad net kartais auga reklama. Tai tikrai manau, kad šitos žinios, kurias jūs sužinosit, jos tikrai yra dar aktualios ir labai aktualios. O gerų reklamos specialistų, kurie moka struktūrizuoti reklamą pelningai, tai sakyčiau, kad jų rinkoje netrūksta. Tų reklamos specialistų yra daug, bet kas moka tai padaryti pelningai, tai tikrai yra, nes nepasakyčiau, kad jų yra labai daug. Kitas dar irgi vienas gal iš didžiausių irgi privalumų, dėl ko pasirenka žmonės šią profesiją, tai kad galėsi dirbti išmokę šios įgūdžius ir susiradę darbą,
galėsit ar savo klientą kažkokį galėsit dirbti iš bet kurios pasaulio vietos. Dažniausiai šios specialybės darbuotojai, jie nėra pririšti prie darbo vietos, jie dirba iš namų, kai kurie dirba iš užsienio. Aš net savo daugumą klientų nesu gyvenime matęs fiziškai gyvai, viskas vyksta nuotoliu, visas bendravimas, visi susitarimai ir taip toliau. Dar kalbant apie pačią programą, tai šitą programą pristatinėsiu aš vienas, dar bus mano kolegė, kuri pristatys Metos dalį, aš mokysiu jūs Google reklamos pagrindų. Irgi kas svarbu, ką mes išmoksim, gal irgi pristatysiu šiek tiek šiuose mokymuose, tai išmoksim naudotis pačiais įrankiais, susipažinsim su jais, kas yra Metos reklamos, kas yra Google, kaip jie naudotis. Galbūt irgi žinot, kad su Google reklamai mes galim ir YouTube reklamą leisti, tai irgi tuo pačiu įeina, kad ir YouTube reklamą išmoksim. Tada išmoksim kurti reklamos strategiją, apsibriešim tikslus, auditorijas, pasirinksim tinkamos kampanijos formatus, gilinsimės į Google Ads ir Metos reklamos kampanijos pačių tipus, kokį kampanijos tipą nustatyti. Vienas dar irgi dažniausių klausimų, tai kokį biudžetą man nustatyti, tai išmoksim nustatyti biudžetą ir susiplanuoti biudžetą reklamos, kokį mums reikia tą biudžetą pasirinkti, kad jis būtų optimalus, ne per didelis, ne per mažas ir panašiai. Mokysimės kurti efektyvus reklamos tekstus, vizualus, kurie kabins mūsų vartotojus, bus įsimenami ir svarbiausia, kad bus orientuoti į konversijas, į pardavimus. Kursim realias reklamos kampanijas nuo idėjos iki paleidimo, tai reiškia, bent jau mano Google reklamos mokymuose mes dažniausiai pasiemam vieno kliento atvejį, tai ar jūsų dabartinė darbovietė, ar jūsų kažkoks dabar jau vystomas verslas ir mes jau visą reklamos struktūrą, raktažodžius ir viską statom pagal jūsų pasirinktą įmonę. Tai jūs tą patį, ką išmoksit realiai mokymuose, galėsite įsinešti jau suveikiančią tą struktūrą. Na ir svarbiausia, manau, mokinsimės analizuoti kampanijų duomenis, suprasti pagrindinius rodiklius ir priimti sprendimus pagal rezultatus. Tai ačiū labai, Valentinai. Ir tik tai toks vienas patikslinantis klausimas, tai jeigu aš pas jūs į mokymus ateinu turėdama savo batų pardavimo verslą, tai mes mokymų metu galėsim paleisti ir Google ir Meta reklamos nuo pirmos idėjos iki pat jau kažkokio sugeneruoto rezultato, taip? Rezultatas taip, rezultatą jums atneš jūsų kampanijas, bet mes jau paruošim profesionalias kampanijas, realiai, kurios jums reikėtų samdyti specialistus, tos kampanijos kainuotų maždaug 400 eurų, visą jūs tai realiai pasiruošit mūsų mokymuose ir pats išmoksit šitą pasidaryti. Super. Ir toks provokuojantis klausimas pabaigai, tai Google ar Meta reklamos yra efektyvesnės? Tai čia nieko neprovokuojančio nėra, kad čia labiau priklauso nuo jūsų verslo. Jeigu, sakyčiau, jūs esat verslas verslui, tai siūlot sprendimus kažkokius skirtus verslo klientams, tai vienareikšmiškai sakyčiau, kad tai yra Google reklama. Jeigu mes kalbam apie kažkokią batų parduotuvę, kaip sakom, faktas, manau, kad daugiau naudos gal ir Meta atneštų. Jeigu jūsų prekės ženklas labiau žinomas, tai tada aš jau siūlyčiau jums gilintis jau į Google Ads reklamą. Čia tokia struktūra, bet mes, manau, tai apkalbėti galėsim dar ir mūsų pamokų metu. Ačiū labai, Valentinai, jums už pristatymą. Tikrai labai naudingi ir turbūt perspektyvus šiandienai mokymai ir ateityje tikrai bus labai svarbus ir jie nuolat kintantys, tikrai lektoriai tiek Valentinas, tiek kolegė Gabija atnaujina tą medžiagą ir prisitaiko, nes ta Meta, kiek žinau, nuolat kinta ir tiek Google'as nuolat kintantis procesas, ar ne, ir viskas vyksta realiu metu, rodot įrankius realiai, kaip dabar jie atrodo, ar ne, viskas yra atnaujinama realiu metu, taip? Taip, aš stengiuosi net visada
rodyti iš karto įsijungę savo ekraną, kad matytų, kur einam, nes taip interfejsas pats, kaip atrodo tas įrankis, jisai kiekvienais metais pakinta ir ten, kur tu mygtukai visi atsiranda, viskas irgi kinta, tai mes matysim realų vaizdą, galėsit patys net iš karto irgi. Aišku, jūs susikursit ir pats paskyrą ir realiai galėsit spaudėlioti tą, ką mes darom. Kad ir klausti klausimų, užduoti klausimus kažkokius, dėl ko, kas, kaip, ir stengsimės jums atsakyti. Super, ačiū dar kartą labai, Valentinai. Ir keliaujam prie paskutinės mūsų programos, kurios lektoriaus šiandien dėja dėl asmeninių priežasčių neturim. Tai aš labai trumpai noriu pristatyti, skaidrės parodysiu, ką mums perdavė lektoriai, bet aš trumpai iš patirties ir žinojimo papasakoti apie dirbtinio intelekto mokymų programą. Tai neišsigaskit, tai nėra, ar ne, turbūt dabar daugam pažįstamas ChatGPT ar Gemini, ar kitas kažkoks labai einamas dirbtinio intelekto įrankis. Lektoriai dirba su skirtingais įrankiais ir pristato jį tikrai ne vieną, kaip matot skaidrėse, paminėtas ir Zapier, Make.com, Google AppScript, N8N atviro kodo alternatyva. Tai tikrai bus mokoma naudotis įvairiais įrankiais, naudoti dirbtinį intelektą įvairiems įvairioms užduotims, ne tik ar ne kažkokiems tekstams, bet generuoja įvairius sprendimus. Taip pat gali parodyti lektorius Tomas, kuris moko, kaip sukurti chatbotą kažkokiam, galbūt ir tai pačiai elektroniniai parduotuvėje, apie kurią kalbėjo Gytis. Tai tikrai iš šitų mokymų galime įsinešti įrankių tiek savo verslui, tiek savo asmeniškai. Ir neišsigaskit, ir vyresni žmonės, kaip ar ne, kalbėjau, kad prioritetas yra vyresniems asmenims, tai tikrai mūsų lektoriai tai atsižvelgia ir mes turėjom savo grupėje praeitoje dirbtinio intelekto, turėjom asmenų ir virš 60 metų ir jie puikiai įsiliejo į tai ar ne, ir tikrai kviečiam su tom technologijom gyventi ir jas sekti. Tai trumpai tiek turbūt būtų apie dirbtinį intelektą. Tai labai ačiū dar kartą mūsų lektoriam už pristatymus. Tai čia matėt 4 mūsų pagrindinius lektorius, kurie ar ne atstovauja programas. Ir jas trumpai pristatė, bet mūsų lektorių komanda sudaro daugiau nei 30 lektorių ir kiekvienoje programoje sutiksit ne tik po vieną veidą, kurį matėt, bet tarkim verslumo programai turbūt 6-4 lektoriai dėsto, reklamų 2 ar ne, nes dėsto ir Meta, ir Google reklamas. Emociniam intelektą taip pat sutiksit daugiau lektorių ir elektroniniai prekybai irgi visose programuose bus tikrai ne po vieną lektorių ir jie keisis jums ir susipažinsit su daug veidų ir išsineši daug patirčių. Tai dar kartą labai dėkoju lektoriam ir noriu paraginti visus dar kartą užduoti klausimus. Į dalį mačiau atsakė kolegės, į kuriuos neatsakėte, aš tikrai atsakysiu žodžiu ir pakviesiu į tą laiką dar papasakoti truputį asmenis, kurie turbūt geriausiai atspindės patirtis, būtent mokantis su mumis, nes norim, kad savo patirtim pasidalintų ir patirtis išgirstumėt ne tik iš mūsų ir ne tik iš lektorių ar ne, bet ir žmonių, kurie jau praėjo visą šį kelią ir sudalyvavo gabų mokymuose. Tai pirmiausia noriu pakviesti Aureliją, kuri mokėsi emocinio intelekto programoje. Tai labai kviečiu Aureliją įsijungti mikrofoną ir mums papasakoti, kaip jums sekėsi. Sveiki, labas vakaras. Esu Aurelija, kaip girdėjot, specializuojuosi pati psichosomatikoje, kinesterapijoje ir savo darbe turiu tiesioginį ryšį su klientais. Tai emocinio intelekto tema faktas, kad pačioj pirmoji vietai ir tikrai tai nebuvo naujiena. Tačiau kas patiko, tai dalyvaujant stebėti, iš kokių pusių galima pristatyti visą emocinį intelektą, nes pati kiek esu ir savim patyrusi, ir studijavusi, ir mokysiusi pas kitus specialistus, tai daugiau apie emocijas esu girdėjusi iš kūno, iš somatinės kūno judesio terapijos perspektyvos, o čia gavau tokį, sakykime, labiau protinį, mentalinio lygmens pristatymą, labai tikrai gražiai viskas struktūruota, sudėliota ir atrodo nemažai buvo tokių tikrai sudėtingų ir terminų, ir pačių teorijų, ir technikų, bet kas patiko, kad labai taip žemiškai, buitiškai ir praktiškai viskas pateikta.
Tikrai matau pliusą, kad pačioj grupiai dalyviai buvo skirtingo amžiaus, tai kadangi viską aptardavom, dalindavomės, tai ir ta patirtis tokia iš skirtingų perspektyvų pateikta, tai tikrai pritariu ir tam, kad šiokia tokia mini terapija įvykdavo tose kursuose. Ir aišku, kalbant apie visą pritaikymą, tai dar iki dabar tas žinias naudoju. Buvo keli akcentai tokie naujesni, ką paskatino labiau gilintis, tai pavyzdžiui, prieraišumo teorijos, ką irgi buvau girdėjusi, bet kažkaip po mokymų labai į tai stipriai įsigilinau. Ir apskritai pati vesdama paskaitas, tarp kitko prieš šitą pokalbį irgi vedžiau paskaitą apie stresą, tai kai paskaitose miniu tą emocinį lygmenį, tai žymiai išsamiau apie tai aptariu ne tik tais iš somatinės, psichosomatinės perspektyvos, bet ir iš visų kitų sričių, kurias perėmiau būtent šitų gabų mokymų dėka. Tai vat, tiek trumpai, nebent yra dar kažkokių klausimų. Tai ačiū labai, Aurelija. Tai gal trumpai norėčiau tik tai paklausti, tiesiog vat irgi ta dalis, ar ne, mane labai ir pati įvardinot, tai ar išsinešėt kažkokių įrankių konkrečių išmokymų, ar tai buvo labiau toks saviugdos terapijos momentas, ar turėjot kažką konkrečiai, ką vis dar dabar gal taikot savo kasdienybei? Man gal labiau buvo toksai užsitvirtinimas, kad tai, ką taikau, tai, ką darau, kaip suvokiu, kaip dirbu su klientais, kaip apskritai žiūriu į visą savo veiklą, tai kad tai yra teisinga, pagrįsta mokslu, paremta psichologija, psichoterapija, būtent iš tų specialistų, kurie irgi tikrai aukštos kvalifikacijos ir viską išdėstė, tai taip tokių daug varnelių užsidėjau. Tai labai ačiū, Aurelija, labai smagu, kad net toj srity dirbantys asmenys nuolatos tobulinasi ir pasirenka mus, tai jaučiame įsivertinti, tai labai ačiū už jūsų pasidalinimą ir tikiuosi dar kur nors pasimatysim mūsų mokymuose, o galbūt ir kada nors išvysim lektorių gretose, nes kaip suprantu, visai atitinkant ir lektorių kategoriją. Tai ačiū dar kartą ir noriu pakviesti dar vieną mūsų studentę, kuri baigė, tikiuosi nesuklysiu, verslumo mokymus ir truputį pasidalinti būtent apie Dominyko, gal galėsit papasakoti apie tas autentiškas istorijas, kaip jums sekėsi ir tos muzikos per pertraukas Dominyko klausytis, kaip jo ten tas muzikinis skonis, tai labai kviečiu pasisakyti. Labas vakaras visiems. Ačiū Viktorija, ačiū Gabu už suteiktą galimybę būti šiandien čia ir pasidalinti, nes apie Gabu mokymus aš tikrai kalbu jau ištisus metus visur, visada ir visiems iš eilės, kam tik yra įmanoma, nes aš šitą programą baigiau praeitą rudenį ir gal labai iš pradžių norėčiau paminėti tokį faktą, kad aš atėjau į šitos mokymus jau turėdama verslo vadybos magistrą ir žiūrėjau šiek tiek skeptiškai, bet kai pradėjau mokytis, supratau, kad o Dieve, kiek dar yra ką išmokti. Ir kadangi aš atėjau jau turėdama savo verslą, kaip ir Dominykas sakė, aš buvau toje antroji kategorijoje, kur turiu savo verslą, kaip ir viską neva vaidinu, kad žinau, bet tada, kai pradedi mokytis, supranti, kad nieko nežinai ir kad savo verslą pradėjai kurti, taip jeigu įsivaizduotumėm namą, tai nuo stogo, o ne nuo pamatų. Ir iš tikrųjų visos paskaitos, kurios buvo šitoj programai, buvo beprotiškai naudingos. Jeigu kalbant apie Dominyko paskaitas, tai tikrai su šypsena aš jas prisimenu, nes vaibas tai buvo, nežinau, aš net neturiu su kuo palyginti, nors tikrai mokiausi daug ir pas daug ką, bet ko gero Dominykas įrodė, kad būti verslininku nėra lygu būti tokiu, žinot, nuobodžiu ir viską žinančiu ir, nežinau, nuo A iki Z tiesiog taip ir ne kitaip pasakojančių asmenių. Tai vat šitas tikrai taip labai labai įkvėpė ir per tuos metus po mokslų baigimo, po šitų kursų baigimo,
Mano verslas, nežinau, apsivertė turbūt 180 laipsnių, gal aš taip galėčiau pasakyti, nes įvyko ir rebrandingas, ir aš išvažiavau jau su... gal atsiprašau, nepaminėjau, aš esu renginių organizatorė, mano įmonė VIP Events yra renginių organizavimo agentūra ir mes dirbam jau 7 metus, bet tik šiemet išvažiavom į užsienį ir labai labai džiaugiuosi, kad mokymai buvo vienas iš tų tokių stiprybės kažkokių tai momentų, stiprybės suteikimo momentų, kad aš tikrai tai galiu, kad pasidarius tam tikrus žingsnius ir naudojant tuos įrankius, kuriuos gavau mokymų metu, kad aš galiu keliauti ir žengti tą next step. Tai vat tikrai labai labai dėl to džiaugiuosi ir gal pabaigai pasakysiu, kad nerekomenduoju mokymų tiems, kurie įsivaizduoja, kad ateis ir už juos bus padarytas verslas. Tai vat šito tikrai nerekomenduoju, nes dirbti reikia daug, norint pritaikyti visus įrankius, kuriuos gauni, tikrai reikia tam skirti laiko, bet ar tai yra naudinga, faktas. Tai tiek. Ačiū labai, Konstancija, labai toks motyvuojantis komentaras jūsų. Tai gal tik tai toks vienas klausimas, smalsumo klausimas, ar ne, kaip sakėt, atėjot nusiteikusi skeptiškai, tai kaip greitai mūsų lektoriam pavyko jūsų tą skepticizmą palenkti į mūsų pusę? Tai per pirmą paskaitą. Jau per pirmą? Taip, ir pasakysiu kodėl. Todėl, kad visi lektoriai, kurie yra šitoje programoje, jie yra labai labai skirtingi ir savose srityse maksimaliai profesionalūs ir turintis kuo pasidalinti, nes turbūt šiuolaikinėme gyvenime labai nebeįdomu būtų klausyti tik teorijos ir aš manau, kad Dominykas ypač šitą raktą perlaužė, nes teorijos daug galima ir iš ChatGPT gauti, kaip pasidaryti, nežinau, ten komunikacijos planą, bet kaip visą tai padaryti, kad tai veiktų ir veiktų žmogui, kuris skaito, tai va čia jau yra menas. Ir to meno būtent ir moko šitą programą. Super, ačiū labai Jums, Konstancija, tikrai labai svarbus Jūsų pasidalinimai. Tai dar kartą dėkoju tiek lektoriam, tiek mūsų alumnėm merginom, kurios pasidalino tokiais pozityviais pavyzdžiais, ar ne. Tai dabar noriu pasidalinti dar kartą skaidrėm. Taip, matot. Tai aš kol atsakysiu Jūsų klausimus čiate, tai dar kartą galite dabar jau aktyviai užduoti klausimus. Perbėgsiu visus, į ką nepavyko atsakyti mano kolegoms, pakomentuosiu ir kviečiu Jūs nusiskenuoti, pasekti mūsų socialiniuose tinkluose ir užsiregistruoti į laukiančiųjų sąrašą, kad ten visi kristų Jums informacijos apie galimybės gauti finansavimą. Kaip ir minėjau, pakartoju, lapkričio 27 dieną startuoja galimybė registruotis, tai tikrai nuo tos dienos sekit ir mūsų socialiniuose tinkluose, sukelsim ir visas nuorodas ir viską, kad patogiai mūsų rastumėt ir su šitais lektoriais galėtumėt susitikti. O dabar greitai einu peržiūrėti klausimus, tikrai matau, kolegos nemažai atsakė. Tai ką tik tai atsiuntė, kad pakomentuosiu žodžiu, tai Ritos žinutė yra, ar baigus kursą pas Jūs atsiranda galimybių greičiau įsidarbinti. Tai galbūt mes tokių garantijų, kad tai pagreitins Jūsų įsidarbinimą, ar mes suteikiam kažkokį darbdavių sąrašą, kur jau pasakysit, kad iš gabu ir iš karto sakys gerai imam, tai tikrai neturim, bet turim savo partnerius, tai ir Odorė Damorė, ir Gintarinė vaistinė, ir dabar tai greit neišvardinsiu, bet tikrai turim partnerių, kurios irgi užėjęs į mūsų socialinius tinklus, galit matyti, tai mes su jais partneriaujam ir tikrai jie mūsų vardą žino. Tai jeigu ieškosit kažkokio darbo, galbūt galite ten pliusiuką užsidėti, ar ne, nes tie verslai tikrai yra visi, kuriems reikalinga tiek Google, tiek meta reklamos, tiek kažkokį emocinį intelektą išlavinę asmenys, ar ne, įvairiose pozicijose. Tai tikrai mūsų vardas yra žinomas tam tikriems verslams, su kuriais mes partneriaujam, tai tas partnerių sąrašas yra viešai prieinamas ir galėsit tikrai juos kreiptis ir žinos, kokius čia mokymus esate baigę.
Taip, kaip gauti kursus iš užimtumo tarnybos, jeigu konsultantė neduoda, tai mes apie šitą problemą žinom, kad tikrai ten su tais konsultantais būna visko, nes taip pat mes dirbam ir su užimtumo tarnybos finansavimu, tai taip pat irgi naudodamasi progą atsakau, kad viską pas užimtumo konsultantus lemia jūsų motyvacija. Jie ten tikrai pakankamai aktyviai duoda tą finansavimą, mes turim programų, kurioms yra šiuo metu skiriamas finansavimas, tai jie labiausiai vertina jūsų motyvacinį aspektą. Jeigu jūs atitinkat visus kriterijus, labai svarbu, kodėl jūs norit mokytis būtent šituose mokymuose. Tai turėkit labai tvirtą stuburą ir tvirtą apsisprendimą, kodėl jūs pasirinkot mus. Jeigu reikia kažkokių konsultacijų, tai mes turim savo komandą Inetą, kuri jūs puikiai paruoš motyvaciniam pokalbiui su jūsų užimtumo tarnybos konsultantu, tai drąsiai kreipkitės ir tikrai padėsim jums su šitais konsultantais kažkaip susitarti. Taip, dar vienas komentaras buvo apie tai, kad iš tikrųjų liūdna, kad finansavimas nepasiekiamas asmenims neturintiems aukštojo ar profesinio išsilavinimo. Būtų įdomu sužinoti, kokia priežastis to, kodėl žmonės turintys tik vidurinį ar net pagrindinį išsilavinimą neturi teisės į tokį finansavimą. Tai šis finansavimas yra projektinis ir jisai yra finansuojamas iš valstybės ir ES biudžetų ir būtent dėl to yra sudarytas kažkoks kriterijų sąrašas, apie kurį aš kalbėjau, ir jisai yra nuspręstas valstybės pagal įsipareigojimus, kokius turi pasiekti rezultatus. Tai šitas dalinimas, taip netaip išsireiškiau, šitas finansavimo modelis veikia dabar iki kitų metų balandžio mėnesio. Nuo kitų metų balandžio mėnesio bus finansuojama iš kito biudžeto ir keisis visi reikalavimai, tai galimai, nes tikrai yra šitas svarstoma, kad pakeisti šiek tiek tiek amžiaus censą, tiek reikalavimus šitam išsilavinimui jūsų. Tai gali būti, kad šitai keisis. Šiuo metu mes turim tokį sprendimą ir yra finansuojama tik tai asmenys turintys aukštesnį išsilavinimą negu vidurinis. Tai gali būti nebūtinai profesinis, tai gali būti įgyta kvalifikacija. Kiekvienas atvejis yra individualus, tai irgi lygiai taip pat skatinu jūs kreiptis į mus, rašykit info@gabu arba skambinkit mūsų nurodytais kontaktais mūsų puslapyje ir tikrai mes pasižiūrėsim jūsų konkretų atvejį, galbūt jūs galit ir pretenduoti į finansavimą, jeigu jūs turit kvalifikaciją kažkokią profesinę įgytą, nebūtinai jau profesinį išsilavinimą, bet gal turit kažkokių kvalifikacinių pažymėjimų, mes juos įvertinsim ir jums tada pasakysim, ar jūs galit dalyvauti šitam finansavime ir gauti tuos iki tų 500 eurų būtent šitame. Taip. Ką dar turėčiau atsakyti dėl kamerų mokymų metu. Tai vat, dar matau, kol yra lektoriai, tai jie turbūt man nepaprieštaraus ir pasakys, kad mes tiesiog fiziškai negalim jūsų nepriversti įsijungti kameras, bet mes labai to prašom, nes tikrai yra 100 kartų maloniau bendrauti su tom kvadračiukais, ar ne, jau tokiuose sąlygose, jeigu darbuojamės, tai jau tuose kvadračiukuose bent jau matyti tuos veidus, tai tikrai smagiau ir jums patiems, ir lektoriams darbuotis, kai matom vieni kitus. Tai tikrai kviečiam ir raginam naudoti kameras ir dalyvauti aktyviai mokymuose, bet suprantam, kad kartais ir įvyksta gyvenimas, ar ne, ir ten supuojat mažiuką vaiką ant rankų, nes ir tokių ar ne atvejų būna, tai tikrai tai nėra kažkoks labai griežtas ir privaloma sąlyga, kad jeigu kameros neįsijungsi, tai negalėsit mokytis. Tai tikrai ne, bet labai labai tai skatinam ir raginam ir per tai kūriam ryšį. Taip, jeigu pasirenki dirbtinio intelekto programą ar būtina turėti informatikos išsilavinimą, tai atsakymas yra ne ir bet kokią programą, kaip Konstancija minėjo, ar ne, kad yra baigusi verslo vadybą, o Aurelija psichologiją, tai gal galėjo ar ne toks įspūdis susidaryti, kad išsilavinimas pririštas prie programų, tai tikrai ne. Jūs renkatės tai, ką jūs norit mokytis, jūs galit būti psichologas, bet eit mokytis reklamų ar ne, nes atsinešit savo psichologinį žinojimą, kokios spalvos labai gerai veikia, ar kursit nuostabas ar ne reklamas, tai tikrai galit visiškai keisti sritį, rinktis visiškai kitą, kuo jūs gyvenat, kuo jūs dirbat ir kokį išsilavinimą turit, tai visiškai tai nėra pririšta. Ir dar vieną mačiau klausimą, taip, matau, dėl Google Ads, Meta ir plus Shopify yra mokymai, čia vienas kursas kartu taip, ar yra atskirai. Tai yra atskiri mokymai, Gytis pristatė e-pardavėjo mokymo programą, Valentinas pristatė reklamų programą, tai jos yra atskiros, bet jeigu yra poreikis, tai tikrai galit vienai programai pasinaudoti valstybės finansavimu,
O dėl kitos mokymų programos, jeigu mokotės pas mus, tai tikrai galit parašyti drąsiai, mes irgi sudarysim sąlygas mokytis jums dar kartą, prisidedant savo lėšom toj programoj ir šiek tiek sutaupyti, norint, jeigu įdomu, abi programos. Bet e-pardavėjui tikrai paliečiamos yra tematika ir marketingo, šiek tiek ir reklamų kūrimo, nes programoje yra taip pat marketingo ir reklamų žmogus, kuris dėsto savo mokymų dalį, tai šiek tiek sužinosit ir tuose mokymuose apie reklamas. Taip, ar paskaitos vyksta gyvai, ar tai įrašai, kuriuos galima peržiūrėti bet kuriuo metu. Tai paskaitos vyksta nuotoliu, bet realiu metu. Tai kiekvieną, ne kiekvieną, pirmadienį, ketvirtadienį vyksta vakarais po darbo, prisijungiam visi ir būnam kartu. Tai dalyvavimas ir lankymas yra privalomas. Aišku, kaip ir sakau, visada būna ar ne, kad nutinka gyvenimas ir visko būna, tai tikrai pranešus mums iš anksto informavus, reaguojam ir tiesiog nesudalyvauja tą paskaitą, tai tą paskaitą, kurią praleidot, yra įrašai ir po mokymų visi įrašai yra jums lieka, jūs galite juos pakartotinai peržiūrėti, prie kažkokios informacijos sugrįžti, tačiau dalyvavimas yra privalomas jisai yra iš valstybės to finansavimo pusės, nes jie būtent finansuoja tai, kad jūs mokytumėtės ir iš tikrųjų įsineštumėt žinias, dėl to reikalauja jūsų dalyvavimo. Mokymų kainos, jie viršė 500 eurų. Tai mūsų mokymų kainos nei vienos neviršina 500 eurų, nes mes stengiamės būti atviri ir sudaryti jums tą galimybę. Tai mūsų nei vieni mokymai kol kas šiai dienai neviršina 500 eurų. Tai tikrai tas finansavimas turėtų jums 100% padengti mūsų mokymų kainą. Būtų labai įdomu išklausyti visų pasidalinusių savo mintimis. Atsiprašau, čia jau nebe klausimas, padėkojimas. Tai labai smagu, tai turbūt matau daugiau klausimų, kaip ir neįkrenta. Tai noriu padėkoti dar kartą ir lektoriams, ir matau, komanda man rašo, kad yra kažkokių dar klausimų neatsakytų. Tuoj pat pažiūriu, ko dar neatsakiau ir bandau atsakyti. Taip, ar galima užsiregistruoti į mokymus privačiai, ne per Kursuok? Tai tikrai galima, kad žinot, atsiprašau, praleidau klausimą. Tai tikrai galima. Galit užsiregistruoti ne per Kursuok ir mokytis mokant savo lėšomis. Tai lygiai taip pat parašykit info@gabu ir galėsit tikrai sudalyvauti mokantis ne per Kursuok. Ir kodėl per 5 metus, Justas, kodėl per 5 metus galima baigti tik vienus mokymus nemokamai, todėl, kad tai yra valstybės finansavimas ir yra tokia sudaryta, tiesiog toks sprendimas priimtas, kad kuo daugiau asmenų galėtų pasinaudoti tuo, tai jūs galit tik kartą per 5 metus, bet būtent šitam šaltinį, jeigu jūs, tarkim, naudositės užimtumo tarnybos, kaip taip pat mačiau klausimą, bet kolegė buvo atsakiusi, jeigu jūs esat mokęsi užimtumo tarnyboje, tai nėra tas pats finansavimo šaltinis. Jūs galit lygiai taip pat prašyti dar kartą finansavimo valstybės per Kursuok sistemą ir galbūt bus kažkokio ateityje kitų projektų ir jie nedubliuoja vienas kito. Tai būtent per Kursuok jūs galėsit pasinaudoti dar kartą po 5 metų. Šiai dienai yra tokie teisės aktai, galbūt tai bus irgi kažkoks pasikeitimas, jeigu matysim, kad visi greitai prasimokys ir po 2 metų mes nebeturėsim ką mokyti, tai galbūt sutrumpins tą laiką. Tai tiesiog taip nori padidinti galimybę kiekį tų, kurie nori pasinaudoti šitą galimybę. Taip, ar egzaminų sesija yra, nematau kieno klausimas, bet tos pačios Katažinos, tai egzaminų tokios kaip sesijos nėra. Kiekvienas lektorius vertina jūsų įsitraukimą, jūsų praktinės užduotis, savarankiškus darbus, visus namų darbus, ką duodat, tai yra vertinimas, jūs esat vertinami, bet tokio kaip egzamino laikymo tai nėra, jokių papildomų kažkokių įvertinimų mes neorganizuojam, viskas vyksta kurso metu, tai kaip ir Dominykas sakė, duoda daug praktinių užduočių, tai jis tas praktinės jūsų užduotis ir įvertina. Taip. Dar mačiau įkrito klausimas, ar išduodamas pažymėjimas, taip išduodamas neformalaus švietimo pažymėjimas, išduodam mes 2 pažymėjimus tiesiog dėl, kaip pasakyti, vienas išduodamas automatiškai suformuojamas sistemoje, jis yra toksai paprastas, oficialus lapas, kurį galite nešti darbdaviui, parodyti, kad jūs pasikėlėt savo
kompetencijas kažkokias lavinot, o mes išduodam tokį savo gražų, atsiunčiam jums tiesiog gabu, kur jau faina įkelti į socialinius tinklus ar ne, ir įsidėti į savo pažymėjimų papkutę ir turėti tokį pažymėjimą. Tai gaunat 2 pažymėjimus, jie liudyja tą patį, tik tiesiog vienas yra toksai oficialus, kitas yra mūsų, kuris yra šiek tiek smagesnis ir gražesnis, smagiau dalintis su draugais. Tai yra abu neformalaus švietimo pažymėjimai. Stipendija nėra būtent kursuok mokymuose mokantis, stipendija nėra mokama ir jeigu stovit darbo biržoje, tai jūs greičiausiai būsit neužimtas asmuo, tai jūs ir negalit pretenduoti į šį finansavimą. Jeigu darbo biržoje esate registruotas kaip užimtas asmuo, tada galit. Jeigu ne, tai tuomet nebus ir stipendijos, nebus ir finansavimo. Taip, jeigu nespėsiu iki lapkričio patekti į mokymus, kada vyks sekantis, tai visi mūsų mokymai vyks sausio mėnesį, visi prasideda sausio mėnesį, lapkričio mėnesį prasideda tik registracija, mokymai visi startuos po Kalėdų sausio 7 dieną, pirmosios grupės, mes rinksim kelias grupės, tai tikrai jūs visi tilpsit į mūsų grupės, visi norintys, tikrai formuosim grupių tiek, kiek bus poreikio. Esam ir mes, ir lektoriai. Dominikai, kol dar esi palinksi galvą, kad nusiteikę dirbti, Kiva, Dominikas linksi, nusiteikę dirbti ir jūs mokyti ir dalintis tuo, ką turim ir ką žinom, tai tikrai rinksim tų grupių tiek, kiek bus poreikio, tai tikrai spėsit visi patekti į visus. O jeigu kalbam apie finansavimą, kad jeigu nutiktų taip, kad į tą konkursinę eilę pakliūsit po eilute, kuriuos finansuoja, tai nebijokit, kitais metais dabar bijau sumeluoti, bet balandžio arba gegužio mėnesį dar nėra patvirtinta, bet tikrai bus tas antras etapas ir tikrai galėsit naudotis tais 500 iki 500 eurų, jeigu dar nepasinaudojot, tai tikrai galėsit pasinaudoti. Tai dabar, Kornelija, ar jau į visus klausimus atsakiau? Dabar jau turbūt į visus, nes matau, kad niekas neįkrito. Taip, į visus atsakiau. Tai ačiū labai dar kartą jums, kad prisijungėt, skyrėt savo vakarą. Atsiprašom, kad gerokai užtrukom, bet čia mūsų jau irgi turbūt signature žinutė, kad mes amžinai užsitęsiam. Bet turbūt smagu, nes turim ką papasakot ir labai smagu, kad išbūnat iki galo, išklausot ir aktyviai įsitraukę. Turbūt mūsų toks vienas aktyviausių webinarų, ar net tiek klausimų gavom, tai vadinasi aktualu. Tai labai laukiam kartu su jumis tos lapkričio 27. Ir drąsiai rašykit, mums turit klausimų, ar galiu gauti finansavimą, ar kitų kažkokių klausimų, drąsiai rašykit mums, visais klausimais padėsim. Turim komandą, kuri nusiteikus padėti jums pasinaudoti galimybėmis ir tikiuosi su visais susimatyti mokymuose. Tai dar kartą dėkoju ir linkiu visiems gražaus vakaro ir iki pasimatymų mokymuose.